Ne veltui šitas receptas taip sprogdino socialinius tinklus, nes čia sveikas, skanu, krūva baltymų, o paruošti žiauriai lengva. Turiu čia va tokį stebuklingą Zylės multifunkcinį augalinio pieno gaminimo aparatą ir tuoj su juo gaminsim kokosų pieną. Viskas, ką mums reikės padaryti, tai aparatą supilti kokosų drožles, vandens bei leisti aparatui daryti savo magiją. Mėsos akimirka. Labai skaniai kokosais kvepia ir turim va štai tokį augalinį pieną. Beje, labai gera žinia, su kodu Nikoleta 20 visą birželį Krinonui šitam aparatui net 20% nuolaida. Didesnę dalį savo kokosų pieno pasilikau kabai, o su likusia gaminsim labai skanų recepčiuką. Į pieną įmaišom aviečių miltelių ir jį norisi papildomai pasaldinama agavų sirupu. Dabar į indelį pilu čia sėklų ir užpilsiu ją šitų savo rožinių avietinių kokosų pienu. Viską permaišom ir duosim paskui kokį pusvalanduką išbrinkti. Belieka į taures dėti jogurto, vietinio čija pudingo, tuomet jau dekoro darbai norimais priedais ir turim sveiką bei skanų desertą. Truputuką jaučiuosi kaip lietuviška Nara Smith su savo naminiu augaliniu pienu, betgi matėt, kaip jį iš tikrųjų paprasta paruošti buvo. Laikas ragauti. Labai gerai, toks gaivus, vasariškas skonis. Būtinai išbandykit.